Vėl pasiekėm Dolmušų stotį. Va, jau matosi mečetės minaretai, kalnų batų. Malonus kilimai, kaip visada vaikščiat. Pasiektas Manavgato indoor marketas. Šitą paragavau tą vištieną, tai aš turėjau žinok. Už 1 eurą. Mes ir vėl sveikinamės tiesiai iš gatvės. Laukiam savo busiuko. Gal tu atvažiuos, Sidė. Kelyje. Labai fainai, kai labai greit pasigauni tą busiuką. Dolmušų. Žodžiai sudėtingi. Nuo viešbučio kol kas tuščia. Nėra žmonių. Čia pirmiausia važiuoja į Sidė stotį. Į Sidė, tada nuo Sidės jau važiuoja link Manavgato. Labiausia tik tai, kad Mapsuose nieko nėra, jokios informacijos apie tai. Jų gal kažkokios oficialiuose puslapiuose ieško. Bet Mapsai nežino, kaip ten viešasis yra apskritai. Tai važiuojame į Manavgatą. Šiandien lankysim labai gražią mečetę. Ir tokią prekybinę vietą, kur dar vienas turgus, bet jau toks šiek tiek rimtesnis. Ne toks jau kopijinis stipriai, bent jau kokybės. Ne kopijinis, bet kokybė yra žymiai geresnė negu prieš tai. Ir pasivaikščiosim. Palei upę, kitą pusę, gražiai, gražus vaizdai. Viską pamatysim. Tokia Sidės stotis, va tokie Dolmušai. Čia surašyta turbūt viešbučio pavadinimai, gal kokie, ne? Kartais tiesiog važiuoja autobusukas viršta kažkoks pavadinimas ir hotel. Tai nežinau, ar iki to viešbučio važiuoja? Nu, net neatsidaro duris. Jeigu žmonių nėra, tai net nėra. Vėl pasiekėm Dolmušų stotį Manavgat mieste, iš kurios galima pasiekti įvairius kurortus ir savo viešbutį greičiausiai, jeigu jis ne visai kažkur nuošaly. Bandom dabar tiesiu taikymu iki mečetės. Saulė jau aukštai pakilus. Ir žiauriai kepina, jau kepina, dar tik tai galėjom skerti 6 ir važiuočiau. 9 kokios dar tik valandas, o mūsų jau žiauriai kepina. Einam pasivaikščiosim. Pirmiausia, tai aplankysim pakankamai gražią mečetę. Manavgat turbūt pačią didžiausią. Aišku, aš tam esu nepasiruošęs, nes reikia ir pečius išdengti, ir kojas. Bet kadangi jau ten kažkada esam buvę su ekskursija, tai lyg ir buvo ten kažkoks konteineris. Rūbų konteineris. Padėtas skaras ir sijonai. Ne, labai norisi jas dėti, bet dabar tai aš neišyčiau su ilgom kelnėm ir to. Pasiskolinsim karą, man tai, man atrodo, nieko nereikia. Tiesiog, kad maikė būtų bent jau. Kad būsi Turkijai su savo sportinė mašina ir labai norėsit patestuot galią, yra va prie pat stoties Dino stendas. Galite atvažiuoti, va ir Turkijai pasirodo. Prie pat stoties, gal čia tos autobusiukus bando ar kažką, ar dar važiuoja, ar jau ne. Tokios apylinkės. Link mečetės. Čia visai netoli bus pasivaikščiot. Kokias iki 10 minučių turėtų būti. Palmės kaip gražina. Tiek daug šakų nupjovė. Prie mūsų nespėjau to nufilmuot, bet čia va gal bus naujas. O ponia gavo balioną iš parduotuvės. Va kaip genėja palmės.
Tai va taip. Mes žygiuojam link mečetės toliau. Va jau matosi mečetės minaretai. 4 yra, tai gan pakankamai retas prestižinis bruožas. Tik tai didžiausias ir svarbiausiose mečetėse būna 4 minaretai arba dar daugiau. Kaip Stambulė, pavyzdžiui, 6 ir dar kažkur Dubajai, man atrodo, 9 yra. To mes nematėme. Ar Mekos mečetė turi. Tai va, bet pakankamai nauja šita, 2004 metų. Tai dar šaltiniuose ieškant kažkaip nepriskiriama prie didžiausių, nes dėl to, kad tokia nauja turbūt. Neturi tos tokios istorinės reikšmės. Tiesiog va tokiais nudegusiais kvartalais važiuojam. Arčiau tos mečetės. Užeisim į vidų, bent jau pabandysim, jeigu nebus pamaldų. Oho, kiek čia turistų. Šitą mečetę labai populiari, nes labai dažnai aplankoma imant ekskursijas, pavyzdžiui, prie Žaliojo kanjono, kai važiuoja Turkijai. Tai viena iš stotelių būna šitą mečetę, tai čia kažką šiek tiek papasakoju. Ir labai gerai matosi D400 greitkelį, va tenais eina toks greitkelis, kuris sydė su Manavgatu kerta. Tai mes einam, pabandysim patys užeiti. Bet labai daug žmonių. Šalia dar yra apsiplovimas kojų. Nemažas pakankamai ir veikiantis tikrai. Plaunasi. Tualetai net yra mokami greičiausiai. Tai va, nežinau, merginos turbūt sako neis, nes ten reikia ir sijonų neužteks, kai toks kiekis, tai aš greit vienas užbėgsiu. Ir čia labai daug laiptų ir tą vežimą nėra kur palikti. Čia šiek tiek komplikuočiau. Labai gražus raštai. Užeinam į vidų. Čia žmonės su savo skarom ateina. Kalnai batų. Malonus kilimai, kaip visada vaikščiot. Čia jau pražengti mums nelabai galima. Va ir čia vaikai, prieš tai to mečetėje, kur buvo užėjęs mažytiai, taip pat vaikų labai daug buvo. Gal čia jiems vasaros metu mokymai kokie vyksta, kaip reik melstis. Lipam į antrą aukštą. Puikus vaizdelį. Labai graži tikrai. Didelė, graži. Ir turistų stipriai pamėgta. Man ten įdomu, vaikai susėdė prie tokių staliukų. Gal čia ir mokosi, ar dar kažkas. Super, super. Šitą mečetę dar vadinasi Merkez. Ir šiaip skaitasi didžiausia visam Antalijos regione. Gali tilpti iki kelių tūkstančių maldininkų vienu metu. Taip. Paieškojus šaltinėse, kuri didžiausia, tai šita nebuvo kažkada paminėta. Bet pagal plotą tai turėtų būti šita didžiausia. Nu, fain. Pasifotkinu ir grįžtu pas merginas. Visgi pasikviečiau ir merginas, nes
Čia gražiausias ir nuotraukas, ir vaizdas. Ir pabėgiojimo kilimas labai geras. O čia gidas, kaip sakė, nugirdau, kad čia tie vaikai mokosi Koraną kiekvieną kažkuriom dienom. Tiesiog mokosi skaityti Koraną, berniukai, mergaitės atskirai. Nu va, paliekam tą mečetę, šiaip labai gražiai iš išorės. Čia praėjau, tai yra daug gražų kampą. Po truputį, tik tai, kad automobiliai tai pasimatys, bet va, didinga didelė mečetė. Su didelė aikštelė. O mes keliaujam toliau tenais link vieno parko, kurio pavadinimas išvertus apelsinis, man atrodo. Toks medelis auga. Man panašu gal į figas čia kokias. Negaliu garantuoti, bet dar nesunokusios. Sakyčiau, kad figas. Pagal formą. Žodžiu, sunoks, ateini, skiniesi. Aišku, kad tik tai prie gatvės gal nelabai gerai. Bet labai daug visur. Bet dar figų nesezonas tada gaunasi. Einant toliau, citrinmedis. Vėlgi arba laimų čia galbūt mažesnis tokias. Gal čia jau pusiau ir panokusias. Žodžiu, visą kokeilį gali susirinkti pakeliui eidamas nuo mečetės iki parko. Portakal parką pasiekėm, kas išvertus iš turkų reiškia apelsinas. Čia ne šiaip tas pavadinimas kilęs, dėl to, kad Manavgat regionas citrusinių vaisių labai daug priaugina ir aprūpina apylinkius miestus. Būtent šita Manavgat upė labai daug padeda visam tam reikalui. Manavgat upė žinoma dėl savo skaidraus vandens, čia toks žalokas vanduo. Išteka iš Tauro kalnų ir po to įteka į jūrą. Tai ten galime ekskursiją pasiimti ir nuplaukti į ten, kur susijungia jūra. Ten yra ir druskuotas vanduo, ir nedruskuotas. Tai visai įdomi patirtis turėtų būti. Čia turėtų būti apelsinmedžių visokių, bet kažkaip tai gal tik pavadinimas belikęs iš to. Arba dar pamatysim. Gražus parkelis, tai mes dabar palei šitą parką eisim iki pat to tilto pagrindinio. Ir tenais jau bus tokios prekybinės vietos, tai eisim pasišopint truputį galbūt. Gal šiaip tik pasivaikščioti, pasižiūrėti, ką gero parduoda. Ir pati pagrindinė Manavgat miesto gatvė, kur daug parduotuvių, paprastų tokių, ne padilkinių. Visokie McDonald'ai gal užsilankysim šaltos kavos. Bus matyt. Kol kas apelsinmedžių nesimato. Avinės tuščias, aišku, tokį karščių nieks čia nenori sėdėti. Šiuo metu kokie 33 mažiausiai, jeigu nedaugiau. Bet dar nekarčiausia mūsų kelionės diena. Rytoj lygtai praneša 38. Manau, kad dabar kokias 5. Nu, jaučiasi taip, nes tik išeini šlapės, va, tik prie mečetės nusiploviau veidą, rankas, vėl jau viskas šlapia, švyturys kažkoks nedidukas. Na, gražiai aplinkas tvarkyta, tvarkingai. Bet tos supinės tai tikrai geras padarytas, bet turbūt niekas nenorėtum juo atsisėsti, žinai, kiek jos įkaitė. Šiuo metu taip, vakare tai gali būti, kad čia visai kitas vaibas.
Čia turbūt prisirenka žmonių, sėdi čilina. Kaip ir vakar matėm prie jūros tokį tiesiog žolytę elementarį. Tarp viešbučio. Jo, nu ten neįsutvarkyta nei ką, bet sėdi, ten pilna žmonių ir vietiniai, nu turkai. Ja, grupėmis taip, po 5, po 10. Piknikavę tenai. Kažką tai ten jie rūko gal. Bet labai daug supinių vaikams, o kitoje pusėje, kur mes vakar ėjom, taip pat matosi supinės. Čia visur supinės. Labai daug. O ten netgi su vandens pramogom. Gal norit pravažiuoti? Geras, va čia tai įdomus reikalas. Vaikų rojus karštą vasaros dieną. Gerai sugalvota, aišku, tik tai, kad nėra čia tų vaikų. Gal dar per anksti. Va, krūvas, čia net nereikia ant žemės, atės pilno staliukų. Pasidėjus galima ir pasiimti jachtukę, prasiplaukti upę. Yra čia ir mažų, ir didelių. Ir visokių. Kažkas va gal dar tose kemperiuose gyvena. Arba poilsiauja, gal čionais tų jachtų kokį prižiūrėtai. Pėsčiųjų tiltas gražus, tik tai nepamatysime iš viršaus, jau nebelipsim. Ir su skėčiais dar. Jo, uždengtas, kad saulė ne taip kepintų, kai vaikštai. Visai fainas. O mes toliau palei upę, grožimės. Vis praplaukė vienas kitas laivas su muzika. Bet tikrai koks žalis vanduo. Bet šiaip skaidrus, iš arčiau prieis tai matosi, nu nėra gal žiauriai skaidrus, bet švarokas Galėtų pakankamai. dar čia gražias tokias gėlės. Nu jo, čia galim. Bet tavo zonai, žiūrėk kokie, čia moterų kojos. Sėdi. Tai turėtų būti iš laivo labai gražiai. Iš kitos pusės. Jau prasideda pardavimai po truputį. Labubų jau. Dabar atėjęs labubų laikas. Kiekviena parduotuvė, nesvarbu ką parduoda, praktiškai rasite ir labubų. Beje, pakankamai brangiai. Jo. Galit net už 20 eurų rasti. Net kalbame apie netikrus, aišku. Nu, tokie vat nemaži laiveliai, netgi po 2 eilėj stovi. Netelpa visi čia prieplaukose. Bet kaip jie išsipildo gal į vakarą nebent. Dabar tai nepanašu, kad čia daug norinčių. Šiuo metu visi all inclusive guli. Jau pradėjo po pirmą šaltą. Gal jau ir ne pirmą. Parkelis paliupė. Man labiau patinka negu vakarykštis. Čia toks kažkaip jaukesnis. Man tai patinka, kur pavėsio gabalėlis yra. Čia nemažai pavėsio, nes medžių labai daug. Transporto priemonė, patogi parkuoti bet kur. Jie tokie saliukai su skulptūrom. Galima, jeigu trūksta draugijos, prisėsti šalia ir kartu praleisti smagiai laiką. Ne vienas kompanionas čia yra. Gal jau čia kažkokia istorinė reikšmė, ar nežinau. Čia ir pagros. Va, plaukia puikus laivas. Aišku, muzikos gal nesigirdi, bet Černąją glazą dainuoja. Tai va, ieškam parduotuvėlės paprastos. Čia kažkaip sakant, prisėsim atsigaivint, bet labai kainos nepatiko. Pakeitėm vietą. Čia visai toks turistinas pasidarė, va, kalėniukai. Čia judri gatvė būna vakarais, tai tikrai.
Kas keisčiausia, kad mes pradžiai ten į kažkokią užkampę kavinę nuėjom. Čia paklausti alaus kainas. 5 eurai, sako. Čia va, kur jau tokios turistinės, kur tikrai jau gerai vietai pakankamai. Po 3 eurus. Tai ir ten jie čia tai bandant mažą kiekį prasimušti. Kylame viršų, ten jau bus toks prekybinis, labai prekybinis rajoniukas su mečete. Mečetės tai jau nebelankysim, bet po shoppingus planuojam pasivaikščioti. Kiek išeis pafilmuosiu. Aplink visur tas parduotuvėlės. Galima lysti vidų to ir gal lysim atsigaivinti šiek tiek. Pasižiūrėsim, kas čia per kainas. Saka, net nekomentuosim. Iš šaldytuvo po prekystalio maišai ištraukė alų. Ir sako, 7 eurai. Nu, už 2. Ne, tai kad kavinį pigiau. Lendam į šitas biščiuką pasižiūrėti. Čia va labai įdomios parduotuvės. Rūbų. Didžiulės tokias. Galima landžioti ir ieškoti. Na, aišku, čia ne mano vaibas. Bet tik pasižiūrėti, gal kažkam tai sudomins. Na va, jau Greta susidomėjo, kažką tai jau randa. Graži parduotuvė. Ten pagrindinis Manavgato tiltas, per kurį vėliau eisim. Dabar mūsų tikslas ta pusė ir kitas didžiulis turgus su stogu. Auksiuko, sidabriuko. Yra kur pasivaikščiot, pasižvalgyti prekių įvairiausių. Kai kas geresnėmis kainomis, kai kas ne. O Greta prisiskaitė apie vaistinės. Jo, stengiuosi aplankyti daug vaistinių ir pasižiūrėti kažką plaukam, odai. Nes vakar pasiskaičiau, kad, pavyzdžiui, netgi paprasti vaistai čia įsigijus irgi jūsų sudėtis yra geresnė negu Lietuvoje. Nežinau, ar tiesa, bet gal. Dar norėčiau kokių vitaminų kaulams, o dabar kol kas aprūpinau savo plaukus. Pasibandys, pasižiūrėsim gal. Vėliau, kada pakomentuos kitoj Turkijos kelionėje. Ne, tai pasižiūrėkit, kiek užaugo, nes jeigu dabar pastebėjau, tai labai man užaugo. Čia praktiškai nesigiriant. Taip, čia tiesiog toks menkas. Nes nieks komentaro neparašot, kaip per metus Greta taip plaukus atbaigė. Vėl gavo baleniuką vaikas. Myli čia tos vaikus, visi kalbina, kibina. Pačiupinėja, paglosto. Čia kai ateini auksą išsirinkti ir neapsisprendi, gali atsisėsti, padiskutuoti, pasitarti. Nu ir va, pasiektas Manavgato indoor marketas. Čia tiesiog pastogus šiek tiek gailiau negu tose palapinėse kaip buvo. Galite nusipirkti Louis Vuittono kilimą prie tualeto. Tualeto Louis Vuittono kilimas. Prabangiai teko bus. Puikus pirkinys bus. Kiekvieną dieną kojas galima bus valytis. Hello. Junge Frank, wie was du trinken? Kainos nepatiko vėlgi. Užsimetė tas kavinės čia kosmosą. Ten šiek tiek va yra ir po geltonais stogais. Čia turbūt prabangesnis, kur po šitų. Na ir vat galit čia vaikščioti rinktis, kas kam patinka.
BMW fanams bliuskių. Rankinukai, viskas, žodžiu. Pasirinkimo milijonas. Reikia būtinai dėrėtis visur, nors ir kainas parašytas. Jau tą mes pamatėm. Kad čia sako fiksuota, bet vis tiek pasakai kitą ir tinka čia tas kainas. Nes čia gal išsigąsta žmonės, kai pamato, kad fiksuota kaina ir viskas. 5. Vat imsi 2, tai po 4 turbūt parduos. Bent jau. Nu, va toks turgus. Nemažas, sakyčiau, maloniau vaikščiot po jį negu po tą vakarykštį. Gal kokią lauktuvę pasižiūrėsim. Va. Favoritai. Nieko naujo turbūt čia ir neparodysim. Tiesiog prekės labai kartojasi. Vien kopijas. Jeigu norit kažko tai įdomesnio, tai eikit tiesiog į miestą. Manavgato ten prie to ketvirtadienio, man atrodo, turgaus. Ir tenais tiesiog gatvėmis palandžiakit, tikrai rasit paprastų parduotuvių. Ne mūsų, bet atsigaivint, pasivaikščiot. Spėkit, kur mes esam? Šitą paragavau tą vištieną, tai aš turėjau žinau. Aštri? Dioneris. Jis sakė, dar čia energija. Vakar va tokio norėjau. Aš irgi iš tikrųjų vakar tokio norėjau, bet mes vakar ne donerį ėmėme, ne? O kitą kažkokį. Tokia kavaini. Vieną pasiėmėm ant 2, tai tiesiog užkąsim. Gal po to dar kažkur pastokį. Trumpas topas. Geras. Patinka. Arba valgyti. O čia ponia bananų prisivalgius jau. Patinka bananų. Prie pat to kultūros centro, kur jau buvom praėję. Jau žygiuojam per tiltą. Patį pagrindinį Manavgat tiltą. Eisim tiesiai per visą centriuką. Pro parduotuvyną. Prasuksim. Čia nebuvo jau tas? Ne, čia dar nebuvo tas. Čia buvo... Aš turėjau minti, nu va, tik šampūnas. Realiai čia buvo tik tai kopijų. Tai ką? Kopijų, telefonų kažkokių tenais. Vietelė, dabar čia turėtų būti normalių parduotuvių. Brendinių. Jogi vaikykį. Ne kopijų, kaip sakant. Normalios prekės. Antalijos gatvė vadinasi, nors esam Manavgate. Čia gal kad labiau pasijaustumėm didmiesčių esantis. Mes dar Antalijai nebuvom, tai dar teks kažkada aplankyti. Kažkada teks. Šiaip tai kas, kavinės, parduotuvės, kažkokie gražus pastatai ir nieko labai čia kitokio. O ko daugiau reikia? Jūros čia nėra. Jo, galėtų būti jūra dar šalim. Ne, dabar jau būtų visai gerai išsimaudyti. Tai jau po truputį mes jau planuojam čia baiginėti šitą ekskursiją. Ir nerti baseinį. Tada kaip vakar bandom užmigdyti vaiką. Ir leisti kokią valandėlę gerą. Prie baseino, tada atsibunda, tada einam į kambarį dar. Paglostymas įvyksta, dar užmiega. Žodžiu, toks mūsų planas šiandien. O mūsų planas žlugo. Tai prie baseino reiks eit kartu. Darom reklamą iš karto Burger Kingui, kuris šaltą kavą parduoda už 1 eurą. Be jokių čia akcijų, atrakcijų. Tiesiog. Bet McDonald's tikriausiai taip pat apie eurą kainuoja šaltą kavą Turkijai.
Tai kadangi planas žlugo, sakėm, bent jau kavos pagersiu. Skanaus. Nu va, mūsų laimikiai šiandienas radom tų parduotuvėlių visokį fainą. Pasišopinam. Vaikas nedamiegojo, tai gal dar mūsų planas šiek tiek pavyks. O dabar laukiam Sydė Manavgat autobusą. Turbūt galima tiesiog hotels dar toks tinka, manau. Bet čia jau niekur nebeisim iki stoties pagrindiniai gatvėj. Tai čia ir pabaigiam šitą Manavgat ekskursiją. Jeigu dar bus noro, pafilmuosim prie baseino, jeigu ne, tai sakom viso gero. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir susitiksim kitam video, paskutiniam jau iš Sydės. Jau bus nebe Manavgatas, o Sydė tikrai. Iki. Ate. Tikriausiai visi norit pamatyti, kaip atrodo turkiškas Sydės kapinės. Tai va, čia tas didžiausias Sydės turgus. Sakom, paragausim už 1 eurą šitą drakono vaisių. Mečetėje barbershopas apačioj. Nu ką, ragaujam? Abudu skanus, bet mūsų lietuviškas kivis skanesnis.